ta juodąją dėmę, nežinau kaip ją pavadinti, juodoji zona kažkokia yra, kur mes apie save... Akloji zona vadinam. Akloji zona, kur vienus dalykus mato tik kiti žmonės, kitus dalykus ir mes, ir jie mato, o yra kažkokia zona, kur aš niekaip negaliu jos pamatyti, nors visi aplinkui mato. Ir va tada va būna tas toksai, kai žmonės visi sako, nu kaip jinai, nu va taip va, o tu net nesuvoki, kad tu kažkaip va. Tai čia irgi apie tą patį turbūt. Apie akląją zoną. Taip, iš tikrųjų dalykų yra, kurių mes patys nematom, o mato kiti žmonės, kuriuos ir mes matom, ir kiti žmonės mato, bet irgi nenorim spręsti kažkodėl, tai nes nežinom atsakymų. Čia vėlgi yra tas... Tai aš tokį duodu pavyzdį labai paprastą. Galbūt netęsiu aš tos temos apie tą nematomą zoną, bet kitaip pasakysiu. Sakykime, žmogus kosmetiškai gali apie save susitvarkyti, ne? Nusiplauti, pasikvėpinti, apsirengti, kažką pasidažyti, gal kai kas moka ir pasikirpti, bet daug dalykų nemoka patys, ar ne? Nu, mes neįsikruosim nei širdies, nei ten dantų susitvarkysim. Tai yra taip pat ir su mūsų siela, ne? Su tom emocijom. Dar nebuvo, iš tikrųjų, vat mano, galbūt kartoj nebuvo tokios patirties, kaip psichologija, kaip psichoterapija, ir va tos ankstesnės kartos žmonių nebuvo tokių tradicijų. Dabar jaunimas tai puikiai supranta ir sakykime, turėti savo mentorių ar psichoterapeutą, ar kitą žmogų, pagalbininką, kuris tau padėtų susiorientuoti tavo tos dvasiniai, toj srity, toj jausmų, toj psichologijoje asmeniniai. Tai yra normalu ir netgi prestižas. Bet kiti žmonės neleidžia savo to. Tai manau, kad tas nenorėjimas, prisileidimas ir neleidžia mums pamatyti, kur mes klajojam ir kur mūsų tie klaidingi įsitikinimai. Nes jeigu mes žiūrim iš to taško, iš tos, sakykime, aklosios zonos, kai mes nematom, tai mes ir matom savo kitokį vaizdą. Ir tada žmogus susiciklina savo mintyse ir mes iš šono matom, kad jisai visiškai klaidingai kalba, bet tas pats žmogus, jisai nesuvokia, kad jisai klaidingai kalba. Ir jam, jeigu sakykime, draugas sakys arba kažkas tai iš šono, tai gali sukelti tik tai konfrontaciją ir sakykime, sugadinti santykį. Tai pasiruošęs žmogus tik tai tada, kai jisai gali išgirsti, kada jisai pats sugalvoja kreiptis ir pasiaiškinti, tai ar tikrai čia mano tos mintys, tos mano idėjos ir tas mano požiūris yra racionalus ir tinkamas man ir mano aplinkai ir mano santykiams su kitais žmonėmis. Nu va, tikrai, tas tai yra svarbu, kad žmonės suvoktų, kad, čia irgi atsakymas tą klausimą, kad kodėl mes patys negalim savo padėti ir kad tikrai verta geriau pabandyti. Bet dar vienas toksai, irgi, o tai kaip tada pasirinkti tą, sakykime, žmogų, į kurį kreiptis, nes turbūt irgi yra, kad ne kiekvienam tinka. Nežinau, aš netgi iš savo patirties žinau, kad ten kažkada kreipiausi, čia atsiprašau, atėjo draugas mūsų, jisai dalyvauja irgi visą laiką. Tai mes kreipiamės, o paskui tu kalbėsi su to psichologu ir tu supranti, kad kažkaip jis tave nervuoja. Tai turbūt reikia tą žmogiškai dar faktorių kažkaip tai suderinti, ar ne? Yra tie tokie bandomieji kažkokie susitikimai. Mačiau, bet pas mane yra bandomoji tokia sesija, pirmas pažintinis pokalbis, 15 minučių, kada iš tikrųjų žmogus gali pasitikrinti, ar jam ten nenervuoja, ar rezonuoja, ar yra tas žmogus, kuriam jisai gali. Iš tikrųjų, tai yra labai intimus dalykai, tokie diskretiškos temos ir turi jausti komfortą. Ir jeigu žmogus jaučia, sakykime, galbūt primena mamą, galbūt tetą, galbūt mokytoją, ir jam tada jisai negali. Tai yra normalu ir reikia atsirinkti. Kitas dalykas vėlgi, kaip atsirinkti pagal rekomendacijas, pagal atsiliepimus, pagal istoriją, galbūt kvalifikaciją, įvairius dalykai, bet aš manau, kad yra pajautimas, ypatingai moterų tarpe yra jaučia žmogus, bet ir vyrai tą patį jaučia, ar su to žmogum jisai galės dirbti ar negali. Tai aš manau, tas bandomasis pokalbis irgi labai daug padeda apsispręsti. O jeigu, sakykime, nesiūlo tokio dalyko, jau iš karto turi, tai
gal visgi dabar kai pasirinkimas didelis, tai irgi kaip ir toksai pliusas būtų, ar ne, renkantis pagalbą, pasižiūrėti, ar tas žmogus yra linkęs, nu, leisti tau pasirinkti jį, ar iš karto tu nori, nenori, vis tiek jau turi, nes kartais mums nepatogu net pasakyti, kad tu man nepatinki, o ypač jeigu jau susimokėjau, tai, ai, nu, tai jau gerai ten, arba, nu, žinotgi, mes, nu, mūsų ta karta vis tiek, ypač ta senoji, taigi mes bijom bet kam kažką pasakyti, ten geriau patylėsiu, geriau jau pakentėsiu, bet šitoje vietoje tikrai atėjus pagalbos pas žmogų psichologinės kentėti ir jam bijoti pasakyti, kad, nu, nenoriu su tavim, tai čia turbūt, nu, dviguba, tik tai dar savo blogiau pasidarys. Taip, taip, bet čia yra drąsos ir va tas savivertės klausimas, kada mes lengvai galim išreikšti savo jausmus, emocijas ir poreikius. Čia viskas yra, vat, taip pat yra padaroma, paleistos blokus, kas yra, vat, sakykime, gėda, nepatogu. Tai irgi yra taip pat klaidingi įsitikinimai ir jie įrašyti jau iš anksčiau. Nėra tokio dalyko labai dažnai gėdos, nes žmonės bijo apipasakoti apie savo situaciją su tokiom gėdos akim, sakau, nėra jokios gėdos. Ir tada, kai pasižiūri naujai tą situaciją, jau nebe vaiko akims, pamato, kad ten jokios gėdos nėra. Nes ten būnagi situacijų, kai yra seksualiai išnaudojami vaikai buvo. Ir tai tas išnaudotojas labai dažnai primeta tą gėdą ar kaltę, kad valdyti. Visuomenė, pavyzdžiui, netgi, nu, išprievartautoms moterims, pažiūrėkit, kodėl niekas, nu, nieko negali padaryti, nes jos nenori eiti, nes jom gėda pasakoti, nes daugiausiai bus pasakyta pati kalta, pas musgi, žinot. Ir toksai dalykas. Ir ką tada? Ir tada vat, reikia ryžtis iš tikrųjų ir įeiti ir peržengti save. Bet čia vėlgi yra šiek tiek ir ateiti ir, sakykime, konsultuotis reikia jau pradinės drąsos arba jau žinot, nu kaip nebeturi kur dėtis. Na, taip liaudiškai. Aš kaip sakau, čia yra labai panašiai kaip pas ginekologą. Jeigu ateini ir tą lėktuvą sodina, ar ne, į tą kėdę, tai gali būti nepatogu, ar ne? Iš pradžių jaunom mergaitėm, ar žinai, nu nesmagu. Bet jeigu jau tau iš tikrųjų reikia, tai jau tas nebesmagumas nebėra, ne, tokio. Ir darai. Malonumo didelio nėra, bet tai yra taip. Kartais va, tas va, yra, atrodo, kitam žmogui tai yra nieko. Jisai kaip ir įpratęs, jisai drąsus, jisai tai daro ir turi atitinkamų rezultatų. Nu, tai gal netgi tie žmonės, kurie, sakykime, turi tą, nu, tai pasakysim, bėdelę, kad jie, va, tokie nedrąsūs, bijo netgi kreiptis pas gydytoją, tai gal jiems reiktų pasiskreiptis tam, kad jūs juos padarytumėt drąsiais, kad jie paskui galėtų kreiptis jau vėl pas jūs jau su kitom problemom. Tai baimės aš padedu paleisti. Va, vieno žingsnio, toks mažų žingsnelių terapija, ar ne, kai iš pradžių aš nueisiu pas jūs tam, kad jūs mane drąsesnė padarytumėt tam, kad aš paskui būčiau drąsesnė pas jūs ateiti, dar kitų bėdų paspręsti. Taip, mažai žingsneliais, taip, mes, sakykime, ir nesileidžiam iš karto į tas didelės, nes žmogus atsargiai, kiekvienas yra saugo savo teritoriją ir kiek jisai nori pasakot, kartais, bet žmogus mes prieinam prie situacijos, jau kuri iš tikrųjų kertinė ir atpažįstama, sako, aš nenoriu pasakoti. Tai čia yra, sakau, jūsų pasirinkimas, jūs galit nenorit pasakoti. Ir aš prisimenu, va čia dabar neseniai buvo irgi konsultacija, kada mes užkabinom temą, jau aišku, nes aš dirbu per kūno pojūčius, mes labai greitai. Kodėl tas metodas yra labai greitai? Yra per kūno simptomatiką, per kūno atmintį, mes patenkam iš karto, taikant specialų metodą, mes patenkam į tą situaciją pirminę. Žmogus prisimena, kurios ir šiaip paprastai ir neprisimintų. Ir tada, vat, sako, jis prisiminė ir sako, aš nenoriu apie tai kalbėti. Nenori, nepasiruošęs nekalbėjo. Viskas tvarkoja. Ir paskui jau sekančiose sesijose jau pradėjau kalbėti. Jis dar su tą mintim pagyvena kažkiek, nes pats, nu, kaip ir pačiam, ar ne, tas pirmas toksai, bet pagyvenę su tą mintim paskui žmogus vis tiek jau nori, nenori, jau ištraukia, jau reikia kažkur dėti. Nes matai, kaip yra, tenai yra raktas sprendimų. Ir jeigu tu jos neapžiūrėsi, tai tu neturėsi raktų. Tai tie dar yra tokie rinkoje emocijų paleidimai. Tai yra toksai, kaip garo nuleidimas, bet neįsprendžia. Tai yra tas pats kaip ir fiziniai pratimai, sportas, bet kokia terapija, kuri tau palengvina, numeta, nuplauna. Simptomus sumažina.
sumažina, palengvina, kaip ir vaistų naudojimas, tai yra alkoholio naudojimas, sakykime, tuo metu prislopina, sumažina arba tiesiog nuleidžia, bet tu neturi dar to suvokimo, kodėl tau reikia keisti elgesį, kodėl šitas įsitikimas ne toks. Nes bet kai mes ateinam į tą situaciją ir konkrečiai žmogus pažiūrėjom, iš karto ateina suvokimas ir viskas nukrenta savaime ir nebereikia nieko paleidinėti. Jisai, sako, nukrito. Sako, aš palengvėjau, iš karto laisvas. O dabar moteris buvo, sako, aš miegojau, kai kūdikis tą naktį. Sako, aš jau seniai nemiegojau, nes tu nusimeti naštą. Reikia suprasti, kad ta emocinė našta, kurią mes velkamės per savo gyvenimą, tai ir įsivaizduokit, kaip jūs nešate į kuprinę, nešatės ten pilną akmenų. Tai jinai slegia, jinai atima jėgas, jinai gadina nuotaiką, mažo to kyla mintys iš to krepšio, ne? Ir įvairiausi balsai, ir įvairiausios idėjos, strategijos siūlo, kaip vienaip ar kitaip elgti. Tai nėra, kad taip, žinot, nu aš pasinešiosiu, tiek to stiprus esu ir pasinešiosiu tą naštą per gyvenimą. Bet tai yra tau daro žalingai. Ir maža to, jeigu žmogus nieko nedaro, tada atsiranda psichosomatinės ligos. Tai va. Žmogus neigia savo jausmus, neigia diskomfortą, paskiau išlenda tai ligų pavidalu. Nes būna žmonės, kad pasirenka iš viso nejaus, ne, kad jie blogai. Taip. Nenoriu jau, man viskas yra gerai. Turėjau irgi variantą, kad visiškai išjungiau emocijas ir viskas gerai. Niekaip, iš vis, tuščia. Taip. O tada pradeda lysti lygos, nes kūno tu neapgausi. Taip, tikrai. Jeigu tu netvarkai emocijų, tada tvarkai lygas. O su lygom jau yra sudėtingiau. Jau lyga ne taip greitai pasišalins. Vadinasi, lengviau yra emocinį foną tą sutvarkyti, nedaėjus dar iki kūno, kai dar nepereina į tą materiją, ar ne, ir visgi gerai kreipti. Nu, čia yra tas pats, žiūrėk, kaip su dantų skausmu, ar ne? Jeigu tu ateini kariesas truputėlį, ar ne, tau pragražiai pravalė viskas, dantukas sveikas, bet jeigu jau tenai, daugiau kaip 50, jau yra arba šalinam, arba ten uždegiminiai procesai ir yra jau negrįžtamieji dalykai prasideda. Nes tai yra sukietėję, ar ne, iš pradžio emociniam kūne ir paskiau į tą materiją. Ir žinoma, ir tas ligas galima kažkokiam tai periode ir etape yra išgydyti ir pasitraukia ir iš tikrųjų visokie tokie, sakykime, moterų tos melanomos, jos dingsta, jos absorbuojasi, kai žmogus pakeičia mąstymą, pakeičia savo gyvenimo stilių. Bet tam reikia daryti, tam reikia dirbti. Ir ypatingai aš turiu ir onkologinių tokių klientų, moteris, kur iš tikrųjų ir diagnozės, bet kada jisai pradeda dirbti, viskas kartu, jeigu dar, sakykime, jeigu jau stipriai tenai tam tikros stadijos, tai irgi gali, miksuotos metodus, ar ne? Bet be psichologinio to tokio terapinio darbo niekas nevyksta. Tai vat ir norėjau sakyti, kad turbūt jeigu jau daėjom iki ligos, tai tuo labiau reikia kreiptis, kad ir jūs ar kažkur panašiai, tuo labiau tada reikia. Ne tai, kad tai jau vis tiek dabar ten vaistų tikėtis ar kad ten išpjaus, o tuo labiau reikia tada, reiškia, eiti vėlgi per galvą atgal, iš kur atėjo liga, tegu per ten ir pasitraukia. Kaip, aišku. Bet kartais būna, žinot, žmogus pasąmoninis, nes kas yra liga, lyg ir įsijungia tokia programa, kaip jisai nori eiti į destrukciją, ar ne, į susinaikinimą. Susinaikinimo programa. Ir tas žmogus, žinai, nepajaučia tos ribos, jisai ir nebenori ir, viskas ir gerai, toksai, žinai, lėta mirtis. Tai čia, įvairūs dalykai, įvairiai veikia ta mūsų psichika, labai įvairiai. Bet čia geriau neužleisti iki to, kai tu jau įjungi tą, tokį, ar ne, kai tau vienodai ir jau viskas, jau susitaikai. Nes jau susitaikymas sako, jau viskas, jau tada jau, Bet, tas susitaikymas, jisai toksai, lyg ir viena esybės dalis, vis tiek nori išgyventi, nes mums yra išgyvenimo instinktas, yra natūralus, kita eina į susinaikymą. Ir, sakykime, yra tokia, ne vien tik tai, kad žmogus taip pat lėtai ir numirs, labai retai, kad taip. Vis tiek yra ta vidinė kova, ar ne? Vis tiek ta
ta siela kovoja už gyvybę, ar ne? Ir šitą kūną kaip įrankį, kad galėtų keliauti dar, nes turbūt dar ne viskas padaryta šitam pasauliu. Reikia dar nuveikti ką. Taip, nu taip, nu taip. Gerai, čia taip liūdnai nuvažiavom, o aš dar